Sveiki, mano vardas yra Marius ir mes šiandien kalbėsime apie plokščiapėdystės prevenciją. Mūsų pėda yra pagrindinis mūsų vaikščiojimo mechanizmas. Ir tai yra labai svarbu, kad tikslingai galėtume dirbti, vaikščioti, bėgti ir džiaugtis gyvenimu. Labai svarbu, kad mūsų pėdos pagrindiniai skliauto raumenys, kurie yra va čia, būtų ilgi ir stiprus. Taigi pirmas pratimas yra pasistebimai. Stiebėmės kuo aukščiau, šiek tiek palaikom, nusileidžiam. Stiebėmės, nusileidžiam. Stiebėmės, palaikom, laikom, nusileidžiam. Kuo ilgiau laikysim, tuo daugiau sutrauks mūsų raumenis ir tuo daugiau naudos turėsim. Antras pratimas yra pirštų surietimai. Stovime ant pėdų ir riečiame pirštus. Kiek galim, labai stipriai ištiesim. Suriečiam, laikom, spaudžiam, ištiesim. Suriečiam ir aš iš karto jaučiu, kaip man tempia pėdos pagrindinį raumenį. Ištiesim.